Sveiki, šiandien mes susitinkam 12 kartą. Kiekvieno pokalbio metu mes nagrinėjom praktinės žmogaus galimybės, kaip jomis pasinaudoti, kaip pasinaudoti žmogaus likimo duotomis galimybėmis. Ir praeitą kartą mes kalbėjomės, kad sapnai tai yra šifruoti likimo laiškai. Ir kad tie laimingieji žmonės, tai mokantis skaityti likimą tos laiškus ir mokantis jais pasinaudoti, kas svarbiausia. Mes kalbėjome apie, sakykime, ir minėjom Gedimino sapną, ar ne? Kuris žinys, kaip iššifravo prasmingai, reiškia, jis pasakė, kad tu vilko šitas garsas, tai yra, kad tu sukursi miestą, pastatysi Vilnių ir garsas sklis po visą pasaulį. Jis galėjo pasakyti kitą tiesą, kad tie šarvai, vilkas šarvuose, tai yra tavo draugai pasislėpę su kaukėmis, kurie nori tave pražudyti, kurie 1341 metais Gediminą ir nužudė. Jeigu jis būtų pasakęs to, jis būtų nieko nepadaręs ir šiandien jam nestovėtų paminklas ir Vilniaus nebūtų ir taip toliau. O štai kaip čia yra pavyzdys geriausias, kaip šifruoti tuos laiškus, ieškoti, kas teigiama, kas praktiniai gali duoti tau gyvenimą, tavo atradimus ir sukurti savo tikrą gyvenimą, laimingą gyvenimą padaryti. Taip. Va. Galite perklausyti mano visus pokalbius, perklausyti www.3žvaigždutės.lt, surasit mano visus ir kontaktus, ir koordinatės, ir visi mūsų pokalbiai ten yra įrašyti, kuriuos tik paspausit mygtuką ir galite pasinaudoti. Mes minėjome, kad ketvirtadieniais gali man paskambinti nuo 10 iki 12 valandos ir mes galim pasikalbėti, pasidalinti, kur būna klausimų iš mūsų pokalbių, galime juos pratęsti, detalizuoti ir taip toliau. Ir man labai gražu, kad aš gavau net ir užsakymų, kadangi reikia pakelti ir bendrą energetinį lygį. Norint dirbti su savimi, tai reikia būtent būti energetiškai pakilusiam. Taip. Va ta būsena pagal Freudas yra pasakęs, kad sapnas tai yra karališkas kelias į pasąmonę. Va tai vadinasi, perėjimas iš budrumo būsenos į miego būseną, tai yra tarsi ėjimas pro triumfo arką. Ėjimas pro triumfo arką, ėjimas į tą gyvenimo šventę. O šventė tai yra nepabuvimas, nepasižiūrėjimas, kaip ten gražu, ten papuošta fejerverkai, o kažko pasisotinimas, kažko gavimas, parsinešimas į namus iš to šventės. Tai mes ir naudojamės, kad būtent to pasinaudoti praktiškai sapną. Man dažnai, man ketvirtą, kada skambina žmonės, man sako, aš neturiu vaizduotės, aš negaliu įsivaizduoti, ar negaliu iššifruoti, čia reikia turėti vaizduotę, kad iššifruoti šitą sapną. Sakau, patikrinkim tavo vaizduotę. Pradedam kalbėti apie citriną ir jam darosi burnoj rūgštu. Žmogus, sakau, pamatęs žaizdotą, ten karį sužeistą, sunkiai karį, kraujas teka, apalpsta žmogus nuo to vaizdo. Jam nieko nėra, o jis alpsta, jis priima į save. Vadinasi, mes visi esam apdovanoti vaizduotės. Vaizduotę mes įsivaizduojam ir mums skauda, nors niekas mūsų neliečia. Tai štai naudokimės tą vaizduotę, priimkim į save. Architektas įsivaizduoja rūmus ir pastato puikiausius rūmus. Pirmiausia, jis įsivaizduoja juos. Statykim gyvenimo rūmus mes. Įsivaizduokim ir kurkim. Tai ir aš ir įstojau, ir baigiau institutą, ir tapau redaktoriumi, būtent įsivaizdavęs. Aš tas įsivaizdavimas buvo toks stiprus, kad matyti likimas negalėjo būti stipresnis už mano tą norą ir man įsipildė. O taip ir norėkit, tai yra įsivaizdavimas. Taip, sakykime, dar vienas, ne? Aerouoste, tu sutinki draugą, 100 žmonių, ar ne? Tu pamatai jį iš tolo ir jis tave pamato iš tolo ir tau moja. Jis nežiūri į kitus nepanašius, jis atrenka panašų ir iškart tave pamato. Va taip ir sapne. Tarp tų visų košmarų, visų siužetų, minios,
atrasti likiminį ženklą, likiminę, kad tas tau pamotų, tas likimas, vedlys tau pamotų. Aš porą sapnų, aš rašau jau visus metus visą sąsiuvinį ir man labai miela, aš ilgai rašiau, nežinodamas kam, ir paskui vieną dieną aš supratau, kad tai sapnas tai yra šriftas. Ne? Ir sakykim, aš vieną paskaitysiu, ar ne? Reiškia, ruošiuosi egzaminui, reiškia, jau nieko nemoku. Kažkokius aš įimu užrašus, kad man tik apibrėžimus jau spėti išmokti ir galvoju, kaip nors išsisuksiu. Ir man tam sąsiuviny parodo ženklą, čia tavo sėkmės ženklas yra pačioj copyrightas uždėtas, autorinis man. Aš prabundu, kaifuoju. Reiškia, sapne pamačiau likiminį sėkmės ženklą su copyrightu, man skirta. Visą dieną sekasi. Taip ir įmuta kaip vedlį. Ir tą balsą, tas, kuris man tą pasakotas žmogus, ir tą patį ženklą aš ir dabar matau. Antras sapnas, čia tiesiog vakar buvo. Reiškia, lyg tai Seime, kažkur užeinu pas patį vadą ir padedu jam išspręsti kažkokį tarptautinį klausimą, kažkodėl tai su estais. Aš išsprendžiu, išeinu laimingas, užeinu ten kažkur prausiuosi, plaunu rankas ir prieina kažkoks neeilinis instruktoriukas, ar ne? Jis sako, jums čia ne vieta, jūs čia visuomeninis, prašom išeiti. Sako, aš su tavim net nekalbu, aš su tavim nenoriu net kalbėtis, ne? Vat koks pasitikėjimas, ne? Vat jis po metų tų sapnų mano užrašymo, aš net sapniai gaunu pasitikėjimą. Sapniai gaunu jėgą, tai likiminė jėga, likiminė dovana. Tai likiminė dovana. Ir su ja naudojasi ir vienos problemas sprendžiu ir kurias tikrai leidykla pradėjo visai kitaip gyventi, ar ne? Ir tikrai ir šiuo metu taip. Tai va, vaizduotės panaudokim vaizduotę. Vaizduotę galim panaudoti nuotaikai, nakties miegui, sveikatingumui, gydymui, energijos pakrovimui. O vaizduotė naikina, tai žiūrėjimas ir siekimas šablonais, ne? Tai eina į susirgymą, į baimę, mūsų negatyvumą mes gaunam perteklinį negatyvumą. Ir mes matome tai, ko nereikia. Norint reikia rezultato, reikia bendro energetinio lygio, ar ne? Būtent aš tą perkalbėjau, taip. Panaudokim, pabandykim, einam pro triumfo arką. Einam iš budrumo būsenos į miego būseną. Pirmas etapas. Apsigaubti dangumi. Įsivaizduokim, užsimerkim, įsivaizduojam žvaigždėtą dangų. Ir kad tas žvaigždėtas užpildo tą visą erdvę, to kambario, to miekamojo erdvę užpildo žvaigždėtas. Yra dar raktiniai žodžiai, kuriuos aš pasakoju individualiai. Jeigu galit pagalvoti, galite ir be jų, ar ne? Norit ketvirtadieniais, aš galiu papasakoti kiekvienam. Čia yra asmeniškai. Apsigaubti dangumi, dangaus energiją, ne? Tai yra Einšteinas. Tai priimam tos gamtos virpesius, gamtos energiją. Dangaus ar gamtos energija yra tas pats, taip. Antras etapas – atsiriboti, reiškia tame kambaryje, toj erdvėje, kurioje tu dabar esi, pastatyti skydą nuo visų išorinių veiksnių, nuo dienos, nuo Delfi, nuo karo žinių ir tai atsiriboti. Ir trečias etapas – tą dangaus šviesą, tos virpesius, tą šviesą užpildyti save visą. Visą tap tarsi tu gamtos dalelė, kur mes ir esam tokie. Laikyti tą energiją ir tada tą energiją nukreipti, kur tau skauda, kur tau nori, sakykim, į mintis, apšviesti mintis, nuraminti širdį, nuraminti kraujospūdį, nuraminti skausmą ir ten sąnarį. Nukreipti tą šviesos gamtos energiją, čia yra Lauciunio metodas, aš jį tobulinu ir už savaitės aš dar kažko patobulinsiu. Čia ir yra, ir jūs jeigu dirbsit, ieškokit, iš pradžių nieko gali nebūti, ar ne? Po laipstelį, po triumfo arką eikime po žingsnelį. Taip. Galit pakartoti, vėl tą praeikite, reiškia apsigaubti dangumi, atsiriboti. Taip. Paskui galima eiti
vektorius per stuburą, sakykime, mintim per stuburą, per petį, per širdies plotą ir va taip 12 vektorių eit raminančiai, atpalaiduojančiai, energetiškai. Va, kas nori gal paskambinti, bet čia yra, esmę supratot, ieškoti to daryti. Taip, būti, taip. Paskui ieškoti, pirmiausia, kelti bendrą lygį. Vat sunku suprasti, jeigu tu būsi nuliūdęs, tu kažko sunerimi, atsiriboti nuo to. Žinant, kad atsiribodamas tu pašalini ir tas, dėl ko tu liūdnas esi, dėl ko tau sunku gyventi, tu pašalini tas priežastis tų atsiribojimų savo. Taip, dabar tas perteklinis mūsų negatyvumas ir trukdo, neleidžia, bėda. Ir daugelis žmonių dėja mažiau ir nori seminarų, mažiau ieškojimų, mažiau rūpesti su savimi. Nebeturi to, nebedaina į savį, tarsi, kaip sušalus norisi tik miego, saldaus miego, norisi užmigti ir ramu pasidaro. Ne, tas ramybė yra apgaulinga. Prabūskim, tai yra užmykim su energetiniu ženklu, užmykime su gamtos energija. Pabūskime didesni, sveikesni, eikim kas vakarą po žingsnį pro tą triumfo arką. Ieškokime, susitikime. Aš būsiu ir prie triumfo arkos, ir ketvirtadieniais. Mano telefonas, dar galiu pakartoti, 868775 nuo 10 iki 12. Aš laukiu skambučių, laukiu prie triumfo arkos, laukiu skambučių, laukiu www.3žvaigždutės.lt, mūsų svetainėje. Ieškokim, nenustokim ieškoti. Gyvenimas yra tiek nuostabus, kiek mes nuostabiai jo ieškosimės, jo gerėsimės. Laimingai iki sekančių susitikimų.